Šiandieną filmuoju savo video ir šiandieną papasakosiu istoriją. Istorija apie tai, kaip aš pasikėliau galvą. Suprantu, tai buvo gan seniai, bet tiek norėčiau pasipasakoti. Tai va. Tai buvo vasario 27 ir buvo mano brolio gimtadienis. Ir jam buvo 3 metai, tai mes ėjom tokį vaikų žaidimų kambarį kažkokį. Ir, žodžiu, tada mes ten šokinėjom, viskas buvo labai gerai, buvo linksma. Ir tada, grynai, reikėjo eiti atsisėsti ant tokios lovos, o ten yra tokia, nežinau, tai tokia va siena, tokia užrėsta, o ir labai smagus kampas buvo. Ir kai čia ir ta lova, ir aš, tą sofą, tiksliau, norėjau atsisėsti, ir aš kritau, ir taip grynai galvą taip dėjau. Ir tada nelaikiausi va taip, nes labai skaudėjo, ir nežinau, kad man ta galva praskalta. Ir tada taip pasiėmiau, pažiūrėjau, ar nebėga kraujas, žiūriu, visas rankos krūminas. Iš karto bėgu į tualetą, spauti kraują. Tada man atnešė greitledą ir viskas. Ir taip šventė ir pasibaigė. Tai vyko apie 2 valandą kažkur. Taip. Ir tada čia ten neupau, labai pradėjo silpna būti ir pradėjau labai vaikščioti. Tai vat. Tai tikiuosi jums patiko šį trumpą ir nuobodi istoriją. Jeigu norėsite daugiau tokių istorijų, video arba dar kažko, tai taip. Komentuokit, #, noriu dar ir aš būtinai padarysiu. Ir jeigu surengiu šitą video 20 laikų, tada tikrai padarysiu 2. Tai va, ir sveikinu su vasara beveik atėjusiam, liko kelios dienos, yra 3 dienos. Ir laukia jau yra gan šilta, tikrai gan šilta. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjote šį video, laikykit, subscribinkit, komentuokit, dalinkite su draugais, ačiū, kad žiūrėjote.